Dažniausiai patys keiščiausi vaizdo įrašai internete būna nufilmuoti kažkur Amerikoje ar kitame milžiniškame regione, bet pasirodo šioje srityje Lietuvoje irgi nei kiek neatsilieka. Nors mūsų pasaulyje ir nėra tiek daug, čia keistuolių pridarytų video itin daug. Šiandien papasakosiu apie keiščiausius, kartais itin šiurpius ir sunkiai suvokiamus įrašus lietuviškame internete. Vienas keisčiausių lietuviško interneto fenomenų – lietuvis slapyvardžiu Faeta Fox. Jis savo keistuose siaubo sceną primenančiuose įrašuose dengia veidą kaukėmis, persirengia moterimi, niekada nekalba ar kitaip nebendrauja su žiūrovu. Skambant ramiai muzikai šoka ar be jokio konteksto vaidina savo performansus. Jis didesniai daliai žmonių pradėjo būti žinomas po to, kai pagrobtos mergaitės istorijoje buvo internautų neteisingai apkaltintas kaip pagrobėjas. Taip pat jį tarp šiurpiausių žmonių internete gan dažnai mini užsienio youtuberiai. Esto fue algo que se dio a conocer por Reddit, pues se mencionaba un canal de aspecto extraño, pero venía un mensaje que decía lo siguiente: en Lituania, una niña de 9 años. Vieni keiščiausių jo įrašų yra nufilmuoti su manekenais, garaže ar apleistuose pastatuose. Panašu, kad Faetos turinys yra seksualinio pobūdžio, kartais jį kamera pritraukia savo sėdmenis ar kitas kūno dalis, keistai liečia save ir manekenus. Tuo neypatingai sužavėti ir netyčia jos keliamą turinį pamatę komentatoriai. Panašu, kad tai tiesiog vyras su keistu pomėgiu, bet reikia pripažinti, kad jis įprastam žmogui atrodo gan šiurpokai. Savo keistą turinį internete kelia ir toks apaštalų save vadinantis Lauras Basinskas. Jis talpina savo seansų ištraukas, kur savo klientams vykdo egzorcizmus. Kartais šie spektakliai atrodo komiškai, tačiau kai kurie jų net ir šiurpokai. Galingo Jėzus Kristus, atsisegat visos, atsirodat, lauk į bedugnę. Išmečiau, ugnis, šventosios dvasios, laisvė, paleidį. Out, lipi lauk, aš atkabinu, bet kokius tavo prisirišimus, aš nukertu, pau, iščiuoži. Turbūt sunkiai kada būtų kas įsivaizdavę, kad kažkada pamatysime internetu vedamus egzorcizmo seansus. Tačiau Lauras paslaugas vykdo ir gyvai. Savo namuose rengia labai keistus susibūrimus, kur sveiko proto žmogui sunku suprasti, kas vyksta. Riksmai, dainos, keista kūno kalba, šokiai ir nejaukus dainavimas.
Sibeda shiorto milasta torongorta reter prele ratore di sharele seperele di sharele rele de sendele di shabreta preso reto odiati fator shitor brende sita sher Ugnis! Out! Sitara! Ugnis! Primena tuos šiurpius Amerikos pamokslininkus, tik iš pigios kiniškos parduotuvės. Nežinau šio video konteksto, bet lietuviškoje interneto juodojoje skylėje jis sklando jau ilgą laiką. Jame vyras miške lyg niekur nieko tiesiog suvalgo ką tik rastą paprastąją musmirę. Visai ne pomidoras čia, a biški muchamaras. Na, nuo vienos turbūt nenumirsi, bet rimtai nusinuodyti labai didelis šansas. Nors tokie žmonės pusryčiams veikiausiai geria akumuliatoriaus skystį, tai musmirė turbūt mažiausia jų organizmo problema. Šis vyras savo YouTube kanalą jau turi 20 metų. Ten prikelta daug keisto turinio. Kaip jis skanauja daugiau musmirių, guli kryžiumi ant kelio, atlieka labai neįprastai skambančią muziką ir kitokius trash pasirodymus. Vienas keisčiausių požeminio lietuviško interneto žmogus yra dailininkas Tomas Mickonis, slapyvardžiu Giltinas. Iš tiesų net nežinau, kaip paaiškinti jo turinį. Jis mėgsta pusnuogį skaityti poeziją, dėvėti moteriškus stringus, pėdkelnes ir sukneles. Plačiai žergus kojas, atskleidus savas grožybės, geidulingai išnopodama laukia merga. Stovy voda, graikas plaukai, stangios krūtys, tirtys peliai. Ne kiekvieną dieną tokių vaizdelių prisižiūrėsi, nežinia net ką ir galvoti. Na bet turbūt aš per daug normalus, kad suprasčiau tokio meno performansus. Bet šiaip jei rimtai, tai mėgstantiems alternatyvą, Giltino galerijoje yra tikrai gerų meno darbų, kuriuos galite nusipirkti. Tai kviečiu apsilankyti jo Deviant Art puslapyje ar dėl kūrybos įsigijimo parašyti menininkui privačiai. Tai nebloga istorija, kas tokiems darbams suteikia dar daugiau vertės. Internete savo kanalą turi ir tokia linksma ponia vardu Birutė Pazarauskienė. 2021-aisiais ji įkėlė legendinį video Kaklo mankšta, kurio bandyti suprasti tikrai nereikia. Viskas ten labai aišku. Labas rytas, pradėsiu savo kaklo mankštą. Viso gero. Geros dienos. Net bežiūrint kaklą paskaudo. Taip pat Birutė mėgsta su žiūrovais pasidalinti savo įžvalgomis apie buitį, gyvenimą ir žinoma sušokti žmonėms savo grakštų šokį. Vienas ikoniškiausių ir mažiausiai konteksto turintis įrašas buvo kadaise suskaitmenintas iš juostos ir patalpintas į YouTube su pavadinimu Prisivažinėjom.
Tai turbūt vienas pirmųjų originalių lietuviškų videoblogų, filmuotas prieš Lietuvos įstojimą į ES 2004. Tai gali būti vėlyvieji 90-ieji arba ankstyvieji 2000-ieji. Jame du draugai filmuoja savo rodeo po kaimo žvyrkelius, vėliau užsuka į vietinę parduotuvę, nusiperka atsargų ir toliau pasileidžia laukais, iki turbūt jau daugeliui žinomos kulminacijos. Vieną vanilinį, kitą kokią... Vanilinį būtinai reikia. O vanilinį neturit? O kodėl? Taigi vanilinį reikia paieškoti. Ledą lovus sudarant. Ledą? Taip. Kiek? Kiek? Iš kur gauti tiek pinigų? Voką pasitrauk iš kelių. Gerai. Vopka važiuoja! Vopka važiuoja! Ar to neliūdit, ko glidinti? Kaip jūs atvirtinam? Va, prisivažinėjom. Geras buvo pirks, reikės kitą mašiną pirkti. Ką padarysi? Turime su pinigų, na. Kaip fakt. Dar vienas lietuviškojo interneto keistuolis yra toks Linas Hermanas, kuris kadaise išgarsėjo įrašęs vaizdo įrašą iš savo trobos, kur reiškė pasipiktinimą, kad kurjeris neturėjo grąžos. Dėl to kaltino Grybauskaitę ir Europos Sąjungą. Kas čia, per bezobraziją, kai čia pinigų negali niekur niekada pasikeist? Prie lito buvo visiškai kitaip, o dabar... Va, trajaka liko skolo iš dvacoko, nes aš turėjau 8 mokėt. Žydų kilmės galimai Grybauskaitė, atsakyk. Kas čia to Lietuvoj darosi, aš galvoju? Paimt vieną dieną ir tvarką padaryt, na. Jis taip pat anksčiau nevengdavo su žmonėmis dalinti savo buitimi, kaip skalbė rūbus pelenuose, savo katę šeria vabalais, kalba apie čipus, skiepus ir sąmokslo teorijas. Prieš 7 metus internete pasirodė įrašas, kaip Vilniuje lašalai sudarė neįtikėtiną šleikštulį ir šiurpą keliantį spiečių. Jų milžiniška masė ant kelio sudarė kelių centimetrų storio sluoksnį, kuris uždengė pusę pėsčiųjų perėjos juostų. Tokių vaizdų, maniau, galima pamatyti tik Pietų Amerikoje, bet pasirodo, užsieniečius gali nustebinti ir vaizdai iš Lietuvos. Šiandien tiek. Ačiū, kad žiūrėjote. Kuris video ar jų veikėjas jūs šokiravo labiausiai? Pasidalinkite komentaruose. Nepamirškite ant šio video paspausti patinka mygtuko ir prenumeruoti Trečios lentynos kanalo. Iki pasimatymo kitame epizode.